ne visada pataiko. Aišku, tendencija atspėjo, tik tai mums gerai, kad Euriboras sumažėjo daugiau negu buvo tikėtas. Toliau kitas skyrelis apie žaliavas, tai pagrindė nafta, pagrindinė žaliava. Ir per paskutinį mėnesį nežymiai brango nafta, apie 5,5%. Ir šiandien kainavo apie $70 už barelį Brent tipo nafta. Tai yra ta geroji nafta, ne rusiška atliekų nafta iš Urals ar kažkokia, kur už ją ten duoda gal 30 ar kiek dolerių. Tai nafta taip smarkiai nedidėjo, kaip galima buvo tikėtis prieš gerą mėnesį, prieš pusantro, kada Izraelis bombino teroristus, tai kol kas tenai apsiramino ir kažkokią